Labas. Mes filmuojam? Šiandien bandysiu atspėti, kokią bakalauro programą studijuoja mūsų studentai. Taigi, kiek planuoju uždirbti baigę studijas? 5 arba 10 tūkstančių mėnesį. Galima laisvai uždirbti po 5-6 tūkstančius per mėnesį, bet neturėti gyvenimo, arba galima uždirbti po 1,5 tūkstančio per mėnesį, bet turėti visai pilną gyvenimą. Tai va čia aš į tą pusę, kur biškutį galbūt mažiau darbo, bet daug, tarsi uždirbti padorus pinigus. Norėčiau uždirbti 10 tūkstančių. Į mėnesį rankas. Taip. Aš irgi norėčiau. Kas labiausiai nustebino pradėjus šias studijas? Labiausiai nustebino, kad tikrai labai paprasta ir lengva derinti savo darbą, savo hobius ir mokslą. Kiek pats nusprendai darbo įdėti, tiek iš dalies ir gauni iš tų studijų. Grinai suaugusio žmogaus studijos, kur tu pats savo užpakalį moki pasispardyti truputėlį, gali daug daugiau padaryti. Jei tavo studijos būtų filmas, serialas, podcastas, koks tai būtų? Matrica. Programavimas. AI and machine learning. Šalia. Wolf of Wall Street. Biški. Gal verslo vadyba ir inovacijos? Yeah. Turim. Tai būtų The Office. Gal tai yra verslo vadyba ir inovacijos? Ne. Gerai. Dirbtinis intelektas. Ne. They ask you how you are, you just have to say that you're... Programavimas? Taip. Kodėl ofisas? Ir pasirinkausi dėl to, nes kiekvienas epizodas yra kitoks. Visada yra kur tobulėti ir ko mokytis. Viskas. Šitas mūsų peta.